Lekavičius podcast. Čia dalinamės įžvalgomis apie technologijas, verslą ir vadovavimą, bei nuolat ieškome atsakymų į klausimą, kaip tapti geresnę savo versiją. Vieną gražią popietę atsisėdau pakalbėti su Laimonu Smulkiu, kuris yra sveikos gyvensenos chuliganas, lektorius ir konsultantas. Remdamasis mokslo ir praktika, Laimonas padeda žmonėms geriau suprasti savo sveikatą, formuoti tvarius įpročius. Tad pokalbėje aptariam ilgaamžiškumą, požiūrių, filosofiją, gyvenimo vertybės, praktinius patarimus kasdienybei, kad ji būtų energingesnė, sveikesnė ir malonesnė. Tad, let's go. Labas, Laimonai, sveikas atvykęs. Sveikas, Tomai. Aš seku tave socialiniuose tinkluose jau kurį laiką ir žiūrėdamas į tai, kaip tu rašai ir kaip paustini, man visą laiką yra tas toks dvipusiškas dalykas, kad tai yra ne tik kiekybė, bet tai pirmiausia yra kokybė, kad kiekvienas įrašas yra ištyrinėtas, paruoštas, atrodo išgalvotas, išgulėtas ir tuo, kuo pasidalini, atrodo tikrai yra tokie grinuoliai. Ir vienas iš tokių grinuolių, ką tu dalinaisi, yra kaip įmanoma sveikatingumo temoje turėti 80% rezultato, paskiriant galbūt tik 20% savo dėmesio. Tai būtų labai įdomu išgirsti apie tavo šią filosofiją. Gerai, tai šiaip apskritai pastaruoju metu jaučiu tokį trendą, kad žmonės atrodo pradeda gilintis tą sveikatą. Toks irgi kartais keliu savo klausimą, ar aš čia burbule gyvenu, ar kaip čia yra, bet tikrai labai daug matau ir postų, ir kas skelbia ten apie ilgamžiškumą, ten visokius ten, su sveikata susijusius dalykus. Ir kartais matau tokių kraštutinumų, sakyčiau, ta prasme, visokios ten terapijos, visokie ten gadgetai, ten prisipirkt, prisidaryti, ten papildai, ten irgi ten kosmosus kainuojantis ir panašiai. Ir, man atrodo, kad ne nuo tos vietos toli gražu reikia pradėti. Tarsi, sakyčiau, čia yra tie blizgučiai, kur yra nice to have tiem žmonėm, kurie jau yra, gerokai pažengę temai. Bet didžiai daliai žmonių tai elementariai, mes galim kalbėti, kaip irgi, skirtingai yra literatūra, bet, sakykime, 6 pagrindinės sudedamosios dalys sveikatai. Tai jeigu juose jau negrybaut, tai man atrodo, jau galima turėti labai daug rezultato ir gal net tuos 8% rezultato, net ne visose 6, net kažką darant. Tai aš gal trumpai apie jas, tai čia visiems yra aišku, pirmos 3, miegas, maistas, judėjimas. Čia viskas aišku, Toliau streso valdymas, sekantis dalykas būtų sveiki santykiai. Jeigu ten žiūrėt kokią Harvardo studiją ilgiausiai vykstančią pasaulyje, tai turime sako, kad ilgamžiškumui daugiausia duoda santykiai. Ir kai tyrinėjamos yra tos mėlynosios zonos, kur žmonės gyvena ilgiausiai pasaulyje, tai irgi visi būrėsi bendruomenės ir va taip. Čia manau, kiekvieną galima truputėlį labiau plėstis, tai kaip tau norėsis, bet žodžiu nepaminėjau, dar 6 yra, tai substancijų vartojimas. Ta prasme, čia liečiant ir daug priklausomybių ir prasme, alkoholis, nikotinas, kofeinas tas pats irgi, sakykime, dideliais kiekiais jis turi savo dalykus. Tai bet iš esmės, manau, sakykime, tie pirmi 3 – mityba, judėjimas ir miegas. Jeigu jau šitie dalykai yra daugiau mažiau patvarkyti, man atrodo, čia jau bus 80%. Ir tai tikrai nėra taip sudėtinga, kaip kartais, visokie guru bando nupiešti. Tai, ta prasme, labai paprastos taisyklės. Sakykime, miegas irgi. Užsitikrink, kad tau mažiausiai 7 valandos būtų miego. Paprasta, aišku. Visi gali padaryti. Daug gal yra pasteisinimų, bet daugiau mažiau turbūt visi. Mityba. Sakau, jeigu žmonės pradėtų tiesiog karts nuo karto į savo lėkštę įterpti įvairių vaivorykštės spalvų ir tai padarytų prieš, sakykime, kažkokį sekantį maistą, kur ten daug angliavandenių, gal ir kažkokio cukraus bus ir panašiai, jau tas gliukozės šuolis kraujyje jisai nebūtų toks didelis ir jau mums nebūtų po to krešo vadinamojo, kur energijos nėra. Nieko daryti nebesinori ir toks smegenys apduja ir panašiai. Tai vien tas daržovių įtraukimas dėl judėjimo, tai vėlgi, jeigu atsiremtų į Pasaulio sveikatos organizaciją, tai turėtume judėti 300 minučių per savaitę, tam, kad tikrai pilnai išnaudot, sakykime, potencialą savo sveikatai. Iš esmės, net skaitosi žmogus, jeigu mažiau nei 150 minučių per savaitę, jis praktiškai yra nejudantis. Tai vėlgi, sakykime, minimum tą 150 minučių, o dar jeigu kažkiek iš tų minučių ir šiek tiek intensyvesnės būtų, čia atliepiant į tai, kad daug kas čia lekia, skuba, nėra laiko, ta prasme, net intensyvesnės minutės, jeigu žmogus jis yra, fiziškai pajėgus, kodėlgi ne.
Tai žinoma, sakau, va tokie paprasti elementarūs dalykai, kur yra visiems aišku, bet mažai kas daro. Tai, aš pagrindė žmonėms su to ir dirbu, kad tuos įpročius įgalint, o ne tiesiog žinot. Geras, aš irgi pastebėjau, kad kartais žmonės nori tų kažkokio naujo blizgučio ir man ypač rezonuoja tai, kad tu sakai apie kažkokią naują gadgetą, nes iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, aš domiuosi, tarkim, tuo longevity, taip labai mėgėjiškai, bet visada, kiekvieną savaitę kažkas naujo, tai kažkokia nauja lempa, tai kažkoks čiužinys, kuris ten prisitaiko prie kūno temperatūros, tai dar kažkas. Ir tikrai panašu, kad, kaip tu ir sakai, pirmiausia, užtikrink miego kokybę, pavyzdžiui, tą tokią pradinę, tą kiekybę to miego ir tuomet jau bus viskas gerokai paprasčiau po to. Ir laikui bėgant, kai jau, tai 80% jau bus užtikrinti, jau norint nuo 80 iki 90 ar ten nuo 90 iki 100, tai tuomet jau gali naviguoti. Taip. Bet įdomus dalykas, kurį paminėjai, tai yra apie kofeiną. Nes irgi, sakykime, ir podcast'o klausytojai tokie aktyvūs, intensyvūs profesionalai, kurie tikiu, kad neretai tą kartais miego trūkumą užfiksuoja, uždeda tokią dvigubas espreso iš ryto ir važiuojam toliau. Aš čia pats save statau į kaltinamųjų eilę, nes kartais taip pat darau. Bet kaip atrasti tą tokį tinkamą balansą kofeino, nes kartais atrodo, gali jaustis galbūt šiandien gerai, bet tada nežinai, o tai kaip bus po to, ar ne, ir tam po kokių 20 metų už tokio vartojimo, kas atsidurs. Tai kokios tavo įžvalgos apie kofeiną būtų? Man apskritai, turbūt bet kokią temą, kokią mes čia šiandien pakalbėsim, aš visą laiką stengiuosi žiūrėti iš tos paprastumo prizmės, kaip su kuo mažiau sukt galvą. Tai vėlgi, sakykime, tas kofeinas, jis iš savęs yra labai įvairiapusių tyrimų ir sakančių, kur gal nelabai ten reiktų persistengti, kiti, kad valio, puikus gėrimas, gerk ir visą laiką galvoju, kad ta tiesa kažkur per viduriuką yra. Bet iš esmės, sakykime, toksai protokolas, kur jisai tikrai, man atrodo, jis jokios žalos negali padaryti. Yra labai paprastas, tai kelios taisyklės įeitų, ne? Pirmoji, tai ir kur dažniausiai žmonės jau ir prasileidžia. Atsikeli ryte, ir reikia kažkaip tas akis atmerkti, ne? Ir iškart kavos, puodukas, makt ir tada kas gaunasi, kad organizmas po truputėlį ima prarast gebėjimą atsipūst pats. Ta prasme, hormoninės įtakos veikiamas. Truputėlį užmaskuojam šitą, ir yra ta tokia sena taisyklė, what you don't use, you lose. Tai, ta prasme, po to, sakykime, šito įpročio išeiti yra gerokai sudėtingiau. Tai iš esmės viena iš tų taisyklių ir būtų, kad atsikėlus ryte turėtų praeiti 1,5, idealiu atveju 2 valandos ir tik tada pirmoji kofeino dozė. Tai vadinasi, mes jau natūraliai atsibundam, tada dar energiją pastimuliuojam. Tai tikimybė, kad tas popietinis visas krešas bus, kur ten mėgiuko norisi ir ten energijos nėra ir nesidirba, tai jo arba nebus, arba jisai bus labai mažas. Tai čia jau vienas toksai dalykas, ne? Antras dalykas, kad tai neturėtų per daug vėlai dienoje atsirasti. Tai sakau, vienas puodelis, tebūnie ten porą valandų atsikėlimo, antras puodelis jisai gali būti, sakyčiau, vėlgi čia kaip kokiu tyrimu pasirėmus, bet, sakykime, jeigu tai pabandyt surezumuoti, tai 9 valandos iki miego, paskutinė kofeino porcija. Nes yra toksai dalykas kaip pusėjimo trukmė, ta prasme, kad dar išsilaiko kraujyje pakankamai efektyviai tas kofeinas. Iš principo, tu gali nejaust to efekto, bet jis vis tiek yra. Ir vadinasi, kad jeigu jau mes nueinam, o kaip taisyklė, pirmoji nakties pusėje būna gerokai daugiau gilaus miego, kuris mums leidžia atsigauti, pailsėti ir kitą dieną vėl performint, tai kofeinas jisai biškiai apdaužys tą gilų miego, jo bus mažiau, ir ilgainiui, taip kortos sukris, kad, kažkas bus. Tai 9 valandos, bent jau, dar geriau būtų 12 valandų, ir tada jau reikėtų susižiūrėti, tą savo grafiką, kas ten gaunasi. Bet, sakau, 1-2 puodeliai, atsiremiant bent į šitas 2 taisyklės, žalos kažkokios nepadarys. Čia jau, žinai, kai aš minėjau, kad substancijų vartojimas kaip priklausomybių, tai tikrai turbūt ir tu su per daug įmonių važinėjai, su daug vadovų bendraujai, nežinau, gal ir esi matęs, bent aš tikrai po 5, 6, 7 puodelius per dieną varo. Tai čia jau turbūt kitos temos būtų ką kalbėti.
Jo, man čia iš tikrųjų, vat, kai tu kalbėjai apie tai, kad gali nepajausti to nedidelio pokyčio, tai čia tikriausiai gali būti tas toks koks nors ten 5% pokytis, kurį galbūt įmanoma kažkaip išmatuoti, bet tu kažkaip sąmoningai to nejausi, bet per laikui bėgant gali turėti tos tokius compound interest, kiek tos žalos iš tikrųjų sudaroma. Tikrai pritariu dėl kofeino kiekio, nes dažniausias formatas yra vis tiek mokymai ir jie ten trunka nuo ryto iki vakaro ir būna žmonės atvažiuoja, tarkim, iš kitų miestų ir tuomet sako, nu tai pakeliui degaliniai, nu tai namie tai yra pirmiausia atsikėlus, o kaip sakai, pramerkta akis vienas puodelis, tada kadangi kelias, nu tai šitoks road trip, kažkaip reikia kavos irgi, kad smagiau būtų, ne, dar road trip, tada atvažiuoja į mokymų vietą, ten irgi, okei, yra kavos aparatas pastatytas tenai ir dar per kiekvieną pertrauką po puodelį, tai sakau, žiūri ir atrodo keista, kaip tam žmogui širdis dar neiššoka pro burną, nes tiesiog, nu, grinai ten vien prie mano akių ten koks litras gaunasi tos kavos. Aišku, čia galėtume kalbėti apie kokybę skirtingose viešbučiuose pilstamos kavos, gal kartais ten to kofeino, žinai, nėra per daug, bet man dar irgi, truputėlį paliečiant tą kofeino temą, koks yra skirtumas tarp to, kokioje formoje tas kofeinas yra. Dėl to, kad mes galim kalbėti apie matčą, apie žalią arbatą, mes galim kalbėti apie energinius gėrimus, mes galim kalbėti apie tą pačią kavą, mes galim kalbėti apie kramtomą gumą, tabletės, pleistrą, ne, ir nikotino kiek yra visokiausių dabar tų pakaitalų, ar ne, ir aš irgi neseniai ir Andrew Hubermano girdėjau, kad jis eksperimentuoja su nikotinu. Tai koks skirtumas yra tos tokios kofeino konkrečiai skirtingos formos? Yra skirtumas gan nemažas, nes, sakykime, ten kava ar energetinis gėrimas, tai bus tas grinasis kofeinas, kuris, yra pakankamai aštrus. Ta prasme, jisai ganėtinai greitai ten straikins, pakels tą energiją, po to, tas krešas, jisai daugiau mažiau įvyks. Yra kitaip, sakykime, ten su žaliaja arbata ar mačia, nes jose yra ir kitų medžiagų, kaip pavyzdys vienas iš jų būtų L-teaninas. Tai ką jisai padaro, ne, tai jisai nepadaro to šuolio tokio aštraus, nors iš principo ten gali net būti daugiau kofeino, bet jisai neveiks taip stipriai ir jisai bus toksai, to pasekoje tolygesnis. Vadinasi, kad jis gal tas efektas išsilaikys ilgiau, bet tuo pačiu tas pats L-teaninas, jisai turi ir tokį raminantį poveikį. Tai čia labai toks įdomus gaunas dalykas, kad iš vienos pusės stimuliuoja, iš kitos pusės ramina ir to pasekoje gaunas toks, nežinau, budrumas, kaip jį vardinti, toks tiesiog natūraliai tos energijos yra. Netaško per daug, ne per mažai, toks iš principo gerokai geresnis pasirinkimas daugelio atveju ir dar net mažiau priklausomybės skatinantis. Tai. Ir kartu gal atsiranda toksai, kaip čia, nereikia vytis tos energijos, nes aš pats nesu galbūt su tuo susidūręs, bet esu tikrai matęs ne vieną, kuris, kiek, kaip sakant, wears out, ar ne, kol išsidėvi tas kofeinas, atrodo, ten per tas kelias valandas tas toks pirminis stiprus efektas ir žiūri, kad jau, jau žmogus eina, kažkas parūkyti eina, kažkas kavos dar pasidaryti eina, dažnai abu, žodžiu, žinai, kavos pasidaro, eina parūkyti, čia iš vis sakyčiau toks turbo efektas, bet, neigiama prasme turbo efektas, bet aš esu dar irgi labai įdomų faktą girdėjęs apie tai, kad kofeiną, kai vartoji šalia kažkokios veiklos, tu labiau kažkaip pamėgti gali tą veiklą. Čia irgi iš Hubermano, kad jeigu, pavyzdžiui, darai kažkokį nemėgstamą darbą, tarkim, darai, nežinau, ten sąskaitas išrašinėti reikia ar panašiai, tai pavartojus kofeino ilgainiui kažkaip susiformuoja, kad tu netaip nebemėgsti tos veiklos ir tarsi pradedi ją labiau mėgti. Čia įdomus dalykas, bet galima susirasti. Hubermanas yra padaręs visą podcastą būtent apie kofeiną, tai čia kam įdomu, galėsit pasidomėti papildomai, bet aš manau, kad kaip mes ir prieš šiandienos įrašą kalbėjom apie įvairius papildus, kad labai individualu yra ir kad tie protokolai tikrai labai padeda, tik tai žinoma reikia to tokio prisitaikymo labiau prie savęs. Tai jau pačiupinėjom šiek tiek ilgamžiškumo temą, kuri man yra labai įdomi ir kai tu žvelgi į ilgamžiškumą ir į tas pačias 6 kategorijas to ilgamžiškumo ir galbūt kažką papildomai, kokias tu pastaruoju metu, ypatingai dirbdamas su savo klientais, tokias pagrindinės klaidas matai, tokias, kur žmonės per mažai dėmesio kažkur skiria, galbūt kažkur skiria kaip tik per daug dėmesio, galbūt yra kažkas, į ką tu sakytum, žiūrėkit, norisi taip visiems paimti ir kiekvieną dieną kalbėti, kol jūs atsiminsit tą dalyką. Oi, tikrai tų klientų yra ir skiriasi situacijos, bet daugiau mažiau matau bendrumą mitybos temai. Tarsime, nežinau, tas sveikatos raštingumas ir tas žinojimas, ką dėti burną, jisai, aš nežinau, ta prasme, tiek mitų apipinta, tiek žmonės į kraštutinumus nueina, ten pasiima kokį, nežinau, bet ką, keto, veganizmą, ten dar kažkokią ten maisto eliminavimo ten sistemą ir
ojei, ta prasme, pasiima tą ir atrodo užsikemša ausis ir nebesiklauso, ką kiti sako, ką tyrimai sako ir toks, nu, žinai, kaip mantra kartoja. Kur, nu gerai, ten tas pats keto, nu jis iš principo sugalvotas buvo žmonėms, ten epileptikams, jis ten yra, sakykime, pagrindimo ten dėl vėžio tam tikrų ten reikalų, kad gali padėti, sakykime, visą tą ketozę ir panašiai. Bet tai tokiam paprastam sveikam žmogui, iš esmės, nu tai bus iki pusmečio dar galimai, ok? Nes, nu, ta prasme, hormoninė sistema taip gali būti nuvaryta velniop. Ir kai aš kalbu su žmogum ir jisai maždaug, o, keto, žinai, ir ten, sakau, o tai kiek laiko? Nu, 2 metus kažkur. Nu, tai tu supranti, kad ten tikrai toli gražu nuo optimalaus savęs tas žmogus yra. Bet čia aš imu kaip pavyzdį, ta prasme, čia bet kurią galima paimti. Ten irgi koks veganizmas iš savęs, jis gal nieko blogo nebūtų, jeigu tas žmogus ten gamintųsi maistą, būtų daug skirtingų medžiagų, daug skirtingų spalvų daržovių, ten grūdinių, ankštinių, ta prasme, kad būtų įvairovė tame. Nu, bet ne, kadangi ritmas toksai greitas gyvenimo, tai prabėgom iš parduotuvės, ten salotos lapą pasiėmiau ir ten griaužiu kažkur ir ten vieną kitą riešutuką, irgi dar, vat, kaip taisyklė, turiu mėgstamiausius, nu, tai kam tai įvairovė. Nu, ir, ta prasme, žmonės prisvaro žiauriai daug visokių ligų. Tai nežinau, ta prasme, sakyčiau, kad maisto įvairovė tikrai yra viena ta temų, ką, nu, labai svarbu kalbėti, liest ir netgi pats išdėliojimas maisto, jis irgi yra labai įdomus dalykas. Nes, gerai, aš čia vat irgi užsiminiau apie tas skirtingus spalvų daržovės, visi daugiau mažiau žino, kad reikia valgyti daržovės. Klausimas, kada tas yra valgoma. Pavyzdžiui, yra labai įdomių tyrimų. Šiaip gera knyga yra žiauriai gliukozės revoliucija. Tenais labai taip gražiai, išmaikščiai net nupaišo irgi tokius mokslinius dalykus ir kaip pavyzdys, nu, kur išdeda į šuns dienas kalorijas. Nu, tie visi, kur ten skaičiuoja tas kalorijas. Nes iš esmės yra įrodyta, kad daugiau žymiai įtakos turi hormoniniai dalykai negu tie patys kalorijų. Nes kalorijos iš esmės tai yra, nu, toks fizikinis terminas, tai nėra kažkaip labai stipriai susijęs su žmogaus fiziologija. Nu, kas čia gali, kai kam dabar ten stogus plėšti nuo galvos, bet žodžiu, įrodymai yra tokie, kad tu gali net daugiau kalorijų suvartot, bet jeigu tu atitinkamai maistą išdėlioji, nu, skirtingą seką, aš tuoj galėsiu apie tą seką, tai tu net daugiau suvalgęs kalorijų, tu žymiai geriau ir, sakykime, ta kūno svorio kontrolė vyksta ir hormonai susitvarko ir energija, darbingumas ir... Tai va, nu, tai duosiu tokį pavyzdį. Sakykime, prie to, ką žmogus įprastai valgo, jeigu prieš valgymą ekstra, ten, nežinau, salotų, ten, nežinau, kelių skirtingų daržovių, kažkoks mažas bliudukas būtų. Tai iš principo, nu, tai yra tame kalorijų, kaip ir, nu, tu daugiau suvalgai. Bet kas tada įvyksta, kadangi skaidulos, nu, jos tikrai lėtai slenka virškinamuoju traktu, ir mes ant viršaus, ką ten beužmesim, net ir kažkokį torto gabalą. Tai jisai natūraliai turės prasiraut pro, nu aš taip įvardinsiu, skylutės tokias tenais tarp tų visų daržovių ir žymiai lėčiau išsiskirs į kraują. Ką tai reiškia, kad nepadarys būtent to gliukozės šuolio, po kurio ir yra visa ta prasta nuotaika ir tas toks norėjimas, dar vieną gabaliuką ten to pyrago. Tai iš principo sakau, valgai daugiau daržovių, daugiau kalorijų suvartoji, bet, nu, kažkaip viskas žymiai geriau tvarkosi. Tai čia, ta prasme, jeigu taip žiūrėtų, ne, moksliškai tą seką, jeigu pradžiai būtų suvalgoma būtent skaidulinio maisto, tada baltyminio, po to eitų riebalai, tada gali būti angliavandeniai ir tada galų gale cukrus. Tai, ta prasme, tai padarys gliukozės šuolį, bet padarys pakankamai nedidelį, lyginant su to, kad ta seka būtų atvirkščia. Geras, čia tikriausiai vienas iš tokių labai, labai paprastų, kaip sakau, žemai kabančių vaisių, suvalgyti šiek tiek daržovių prieš kiekvieną patiekalą, net aš pats irgi užsirašiau, čia tikrai, nu, geras labai įprotis, kurį labai lengva įdiegti, toks ranka pasiekiamas. Tu užsiminėjai irgi apie įvairiausias kraštutinumus mitybos, veganizmą, ten keto ir panašiai. Viena vertus mes galime, aišku, kalbėti apie kažkokį tai sutrikimą ir norą ištaisyti tą sutrikimą, ne, kaip tu minėjai, pavyzdžiui, su keto dieta. Man labai yra įstrigęs mano vieno buvusio kolegos Brito tokia mintis, jisai pats vegetaras,
Bet sako, žinai, Tomai, tu vegetaru gali būti iš McDonald'o free bulvytę su kečupu valgydamas. Ir sako, tu būsi, žinai, vegetaras. Mėsos nėra, bet sako, gali suvalgyti dubenį bulvyčių ir būsi vegetaras. Tai sako, čia nereiškia, kad yra equal sveikata ir ten kažkokia specifinė dieta. Bet kalbant apie dietas, pavyzdžiui, tas pats, protarpinis badavimas vis gauna daugiau ir daugiau dėmesio ir vis tokių žmonių atsiranda, kurie, aš irgi su klientu praėjusią savaitę dirbau ir kažkas ten sako, nu tai, žinai, bandelių ten per pertrauką standartiškai ten 10:30 kažkur. Ir net keli žmonės sako, oi, ne, žinok, aš čia iki 12 dar, žinai, be pusryčių stengiuosi, žinai, festinu, ne, ir taip jau tampa įprasta. Bet aš norėčiau dar grįžti ties keto dietą, nes tai irgi yra toksai, kur, nu, vis dar yra pakankamai populiaru ir irgi kažmonės renkasi pietus kokius nors ir ten, man nedėkit ten ryžių, man ten, žinai, to nedo. Tai toliau tęsiant iš tikrųjų tą longevity temą, vis galim žiūrėti tos irgi skirtingus mitybos protokolus, ar ne, ir tas skirtingas dietas. Ir užsiminėm irgi ten ir apie keto, ar ne, ar ten veganizmą, vegetarizmą ir panašiai. Vienas iš tokių dalykų, ką manau žmonėm irgi verta atkreipdėmėsi, tai yra protarpinis badavimas. Ir protarpinio badavimo įvairūs skirtingi protokolai tai yra viena ir tikriausiai kažkas, kas bent minutę yra paguglinęs apie tai žino ten tuos skirtingus ten 18 valandų, 6 valandų tos tarpus, ten 12 ir panašiai. Kokius tu matytum pagrindinius tokius privalumus to protarpinio badavimo ir galbūt vieną kitą tokį patarimą žmonėm, kurie gal irgi viena ausim kažkur girdėjo, bet niekada nėra susidūrę ar nebandė to? Jo, čia iš ties yra nemažai dalykų, tai vienas iš jų tokių reikšmingų būtų autofaginiai procesai suaktyvinami, tai pabandysiu paaiškinti, ką tai reiškia, kad mes savyje turim labai daug ląstelių ir kai kurios iš jų yra puikiai sveikos ir kai kurios jos jau yra pažeistos, tam tikrų yra aplinkos veiksnių, mitybos, streso ir panašiai. Tai vadinasi, kad ląstelė yra, sakykime, kažkokios tai baltyminės struktūros suardytos. Ir ką tada daro šitas badavimas, ypač ilgesnis, protarpinis irgi jisai kažkiek, sakykime, ten skirtingai tyrimai sako, bet jau kad 16 valandų plus jau kažkiek įsijungs tie procesai. Ta prasme, jei karts nuo karto bus pasidaroma ten para ar ten pusantros paros, tai valio iš vis. Ir iš esmės tai padeda, suardyti tas jau tokias biški pagedusias ląsteles, ta prasme, panaudotai kaip energija ir, vadinasi, vyksta tas toksai apsivalymas. Tai iš esmės, sakykime, tikimybė kažkokiam rimtesniam lygom susirgti, jinai natūraliai yra mažesnė. Tai čia aš tiesiog tai vertinu kaip vieną pagrindinių, sakykime, protarpinio badavimo pliusų. Kitas irgi yra svarbus reikalas, kad tai hormoniniai sistemai padeda labai stipriai, sakykime, tas pats insulinas, jisai, ypač angliavandenių daugiau turinčio maisto, jisai labai stipriai išsiskirinėja. Ir jeigu pas mumis mityboje visiškai dominuoja tas insulinas, tai vadinasi, kad kasa išskirianti insuliną, jinai pastoviai veiksme. Ir pastoviai veiksme ir vadinasi, yra toksai dalykas kaip insulino jautrumas. Tai vadinasi, kad padeda mums sutvarkyti šitą reikalą, o insulinas jisai yra susijęs ir taip pat su tuo baltymai riebalai, kur bus išnešiojami, kaip bus išnešiojami. Ir vadinasi, kad tiesiog elementariai, pabadavę, mes pagerinam insulininius procesus taip, kad, būtų kuo mažiau nesąmonių ir kuo mažiau krešų. Tai toks, irgi reikšmingas dalykas. Aš sakyčiau, kad čia gal labai svarbu nedaryti to dėl mados, nedaryti to dėl, nes kaimynai daro, nes dar kažkas daro, kad tą vis tiek reikėtų aptarti turbūt ir su savo gydytoju ar su dietologu, mitybos specialistu kažkokiu. Aš to nelabai rekomenduočiau, jeigu įvairios ten ligos, širdies kraujagyslių sistemos, ten visokios nervinės ir panašiai. Reikėtų tiesiog pasitikslinti. Vadinasi, naudų yra, bet nedaryti to vien dėl body image tikslų, o tiesiog pasvert. O kalbant apie tą ląstelių regeneraciją, paminėjai 16 valandų ir plus, aš tai bandau irgi įdėti į tą tokį maždaug, plus minus tą protokolą, jeigu kalbėtume apie sveiką žmogų, kuris, žinai, sąmoningų savo pasirinkimu badauja, tas lietuviškai tas badavimas tokį baisų turi, baisę prasme badauja, žinai, čia maisto neturi gal. Bet, kiek maždaug savaitės, nežinau, mėnesio laikotarpį rekomenduotum, pavyzdžiui, tos pačius ilgesnius kažkokius prabadavimus, ten tos pačius paros ar pusantros, ar čia yra kažkoksai, kažkokia tendencija, kad jeigu ten kartą per savaitę, tarkim, turi, ar ten kartą per mėnesį, ar ten užtenka pasiekti rezultato, ten ir dar rečiau,
Ar yra va, kažkokių va, tokių protokolų? Čia pakankamai irgi individualus dalykas ir žmonėms skirtingai pasijaučia. Faktas, kad praktiškai kas nėra to daręs niekad, tai bus pakankamai sudėtinga. Tikrai atrodys, kad ten labai, labai nori valgyti. Tai aš siūlyčiau nepradėti nuo tokių kaip 16 valandų. Kad, ta prasme, 12 valandų, nežinau, ten pavalgius 7 vakaro, tada 7 ryto, tik tai, bent jau toks tas tarpas, kad būtų. Ir, sakykime, po truputėlį jį pabandyti ilginti. Tai visų pirma taip, galų gale gal ir dakeliauti iki tų 16. Vėlgi klausimas, ar tikrai reikia. Visa ta logistika yra pakankamai svarbi, visų mūsų režimai skirtingi. Tai va, bet jo, pavyzdžiui, pas mane ir gaunasi 16 valandų, bet toks natūraliai, taip viskas susidėlioja dienoje ir su to labai gerai jaučiuosi. Tai jeigu taip, žinai, plačiau pakapstyt, tas, kad kartą į savaitę tenais būtų 24 valandų tas pabadavimas, tai daugeliu atveju turbūt nieko blogo nenutiktų. Vėlgi, jeigu žmogus tą tikrai sąmoningai daro, o ne ten, žinai, jau perdžiuvęs dar kūdinasi. Tai va, ir kartą į mėnesį, tai galėtų būti ir truputėlį ilgesnis, gal net kartą į ketvirtį, tiesiog keletą kartų per metus, kad įvyktų, toksai bent pusantros paros, gali būti 2-3. Bet vėlgi, sakau, čia sąmoningumas maksimum turėtų būti. Ir daugeliui iš vis niekada to nebandžiusiam čia atrodo kaip kažkoks kosmosas. Ten 3 paros. Jo, bet pirmą parą gal ir sunku, antrą parą gal kažkiek sunku, trečią jau būna easy paprastai. Bet vėlgi, sakau, čia yra tokie gan kraštutinumai, ką dabar kalba, manau, kad didžiai daliai tikrai, ta prasme, kad 24 valandos kartą į mėnesį ir valio, vis tu žinai, kad kažkiek ta autofagija įvyko, vis kažkiek ląstelės apsivalė, hormonai šiek tiek į savo vietas atsistojo, tai manau, kad čia yra tas toks sweet spot. Ir aš galiu tik taip antrinti dėl to individualumo, nes, pavyzdžiui, aš tai visą laiką, kiek save pamenu, praktiškai tokios suaugusiojo gyvenimo, tai aš visą laiką, pavyzdžiui, nemėgdavau pusryčių valgyti. Ir man visą laiką tas pusryčių valgymas būdavo įstrigęs, kalbant apie tos mitybos, žinai, mitus, kur pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas ir kad ten jau be pusryčių iš namų negali išeiti. Ir man dažnai būdavo tas toks, tiesą pasakius, per prievartą. Maždaug, reikia ten suvalgyti kažką ir ten valgai per prievartą. Ir po to, aš kai sužinojau apie protarpinį badavimą, man paprasčiausias dalykas, kas buvo, tiesiog atsisakiau pusryčių ir gaudavau toks, startuoju dieną nuo pietų. Nors tie mano pietus irgi pagal lėkštės turinę panašesniai pusryčius būdavo, ten, žinai, kokie kiaušiniai ten ar panašiai, ten košės. Bet vis tiek tas padėdavo ir laikui bėgant irgi turėjau ir ten 1 paros ir 2 parų ir mane patys stebindavo tas, kad kartais užeina tokie etapai, kelių valandų, kada atrodo, jau labai noriu valgyti ant pilos gurgę, bet to jo baigėsi ir taip žiūri, kad kažkaip energija nedingo, nenumeriau, viskas, žinai, važiuoja gerai. Žinoma, turint tą patį dalyką omeny, kad visiškai sveikas ir pasikonsultavęs su gydytojais, ir kaip tu sakai, čia tas sąmoningumas yra nesiekiančia kažkokio rekordo ar ten bandant ten mesti iššūkį savo, bet yra grinai būtent dėl tų sveikatos priežasčių. Tai šiaip įdomus dalykas man labai mitybos ypatingai srityje yra įpročių formavimas. Ir tikriausiai, kaip ir tu sakai, dažniausiai tas pasikartojančios klaidos, kad ir taip įprotį labai sunku yra formuoti, galbūt kažkam ir tą judėjimo įprotį sunku formuoti, galbūt kažkas, kas labai mėgsta ilgas valandas vakare žiūrėti Netflixą ar scrollint ar kažką, miego gal įprotis yra sudėtingas, bet galbūt taip ir tiek su mityba, gal ir neapsiribojant su mityba, kas labiausiai padeda suformuoti tokius ilgalaikius įpročius. Kad mes ne tai, kad turim ten, žinai, mėnesio sprintą ir po to grįžtam ten tą patį režimą, bet kad tikrai kažką pakeičiam savo gyvenime ir tai išlieka. Taip, čia irgi yra daug pjūvių ir dažnu atveju čia tikrai netiks tas variantas, kur žmonės sako, ten įpročių reikia 3 savaičių susiformuoti. Tai ne, ta prasme, jeigu tu 10 metų kažkokias nesąmonės valgiai, ta prasme, ir ten judėjimo jokio nebuvo, tai, gerai, ne 10 metų užtruks tikrai, bet ta prasme normalu, kad tai užtruks 3-6 mėnesius, kol tu, normaliai tas įprotis bus. Ir, aš pats, kadangi eilę metų ir treneriu esu dirbęs, tai aš labai pastebėdavau tokius kraštutinumus. Tai vienas iš jų būdavo, kad žmonės labai užsihypina, užsimotyvuoja ir jie ten vos ne kasdieną, žinai, sporto klubą, ten po 2 valandas ten varo ir aš toks būdavau, wow, tai pala, tu gal pristabdyk truputėlį, žinai, nes
gal tu geriau 3 kartus į savaitę atvaryk ten po valandą ir po truputėlį, nu, ta prasme, kad nepadaryti iš to darbo, kad, ta prasme, atrast tos meilės tame. Nes kaip taisyklė visi tie žmonės praktiškai, nu, išnykdavo iš klubų galų gale visai, arba ten, nu, labai labai mažai kažką bedarydavo. Tai va, tai tiesiog visą laiką yra irgi tas aukso viduriukas. Visą laiką reiktų nuo labai mažų dalykų pradėti su įpročiais. Tikrai labai mažų. Sakykime, iš to paties treniravimo būdavo toksai dalykas, kur, nu, labai sunku žmogui. Ir aš sakydavau, o tu gali ryte atsikėlęs minutę pasimankštint. Tarsi, kad su įpročiais yra va taip, kad turi būti labai aiški seka, kada, kas vyksta. Ir tą naują įprotį, tą norimą įprotį reikėtų jungti prie kažkokio senojo, kuris, nu, ta prasme, tu jį tikrai padarysi. Nu, tai kaip pavyzdys, nu, tu ryte tai atsikeli. Nu, tikrai atsikeli. Ir vadinasi, ar tu gali atsikėlęs, ten, sakykim, tau gal įprasta yra, nežinau, va, tai išger stiklinę vandens. Ar tu gali išgėrę stiklinę vandens iškart padaryti ten 10 pritupimų, 10 ten atsispaudimų, 10 šaliukų. Viskas, nu ką, minutė. Ir, ta prasme, jau sistema suaktyvinta ir jau geresni hormonai pajungti. Tai vadinasi, kad mažos pergalės labai turėtų būti. Nes aš manau, kad žmogus padaręs tą minutę ryte, jisai po kokios savaitės galvos, o ką aš negaliu gal 5 minučių padaryti. Ir tada, o gal čia reiktų jau ten ir į salę kažkur nueiti, ar ten prasibėgti kažkaip lengvai, ir bent pasivaikščiot. Ir labai dažnai to sveikatos temų ir pastebiu, kad nepaisant to, kad, sakykime, ten dėl viso to body image, kad mityba tikrai turi žymiai didesnį įtaką negu pats judesys, bet kad pradėjus nuo judėjimo, tai labai daug dalykų kaip domino taip nubyra. Susitvarkiai kažkiek judesi ir toks sąmoningumas lyga kyla, kad gal man čia ir nevalgyti jau, žinai, va ten tų bulvyčių, žinai, tenais jau makė, gal vietoj to ten salotų paimt kažkokių. Ir toks po truputį, o po to, kai jau, sakykime, ir su to judesiu labiau užsisuki, tai gal čia ir pailsėt labiau reikėtų geriau. Nu ir sakau, va tokia smagi, ta domino seka gaunasi ir, sakau, nuo visiškai mažų dalykų jungiant su tuo, ką tu tikrai dienoje padarysi. Ten irgi, sakykime, va prieš pietus, nu žmonės pietauja. Nu, va tada pasivaikščiok 10 minučių. Arba ten 5. Nu, labai maži dalykai. Jo, aš visą laiką, ypatingai, jeigu ir per tą patį mokymo vedimą stengiuosi pietauji, kadangi dažniausiai nėra, kad ten jų idealiai gali susirinkti savo pietus, ten iš 2-3 pasirinkimų renkiesi ir tuomet, žinai, pasivaikščiot. Tai labai man patinka tavo idėja apie įpročių tokį priparkavimą šalia to, ką jau darai. Ir čia tikriausiai visiems mums reikėtų atkreipti dėmesio į tą, kad įpročių formavimas tai nėra vien kažkokios motyvacijos ir valios pastangos, kad mes galim tą logistiką aplink susidėlioti tokią, kaip ten sako, bėgimo bateliai prie lovos, kad patogiai išlipęs galėtum iš karto ten išbėgti, ar ten vėl kiti dalykai, ar ta pati stiklinė vandens prie pat padėta, kad kuo būtų paprasčiau, kad kuo mažiau tų kliūčių susidaryti. Man vienas pavyzdys labai patinka, kurį aš nuolat kartoju, tai yra vienas rašytojas, nepamenu dabar tiksliai pavardės, bet jo yra tas toks formatas 2 shitty pages per day. Tai yra 2 prasti puslapiai per dieną. Tai va, ir realiai, nu, nes aš, man atrodo, iš jo girdėjau, bet nebuvau tikras, ar čia tikrai yra jos, žinai, ar ne. Tai labai labai geras tas toks, kur sako, nu, jeigu jau rašau aš tos 2 puslapius, tai kažkada bus, kad tik tie 2 puslapiai ir bus, bet kartais ir 3 bus, kartais ir 5, kartais ir 10. Aš pats su savimi esu ne kartą pastebėjęs, va irgi su kokiu judesiu, kad stengiuosi daug judėti ir nemažai sportuoti, bet būna kartais tų dienų, kada, nu, tikrai labai nesinori, nors atrodo nesinori, tai yra ne dėl to, kad pavargęs, bet tiesiog tingi. Ir tada galvoju, nu gerai, žiūrėk, išbėgsiu ir, sakykime, čia apibėgsiu ratuką čia šalia namų, ten nepilnas kilometras gaunasi, nu ir taip, aš teks to ratuko, jau bus dienoj kažkoks judesys. Ir taip apibėgi tą ratuką, kažkaip, ką žinau, jau apšilęs, jau kažkaip dabar 101 kilometrų nebaigsi. Nu ir tuomet dar vieną, žiūri, gal ir dar vieną, gal ir grįžęs namo ten kažką daugiau padarai. Ir taip įsivažiuoja. Nors, aišku, tikrai būna tų dienų, kai tiesiog apibėgi vieną ir numeti tos batelius ir nesinori niekur judėti toliau. Bet kuriuo atveju tai yra tas toks formuojamas įprotis. Ir kai mes kalbam apie įpročių formavimą, ne visą laiką yra taip paprasta pastebėti tos įpročius. Ir vienas iš tokių dalykų yra stresas. Kad mes patiriam stresą, mes turim tam tikrus gyvenime iššūkius, turbulencijas, visi iš mūsų, vieni daugiau, kiti mažiau, vieni iš karjeros, kiti iš asmeninio gyvenimo ir iš bet ko. Bet susiduriam su tuo kiekvienas. Ir ypač ir man ir su klientais, ir su kolegom, ir tenka susidurti su tuo tokiu
nu, tokių lėtinių ypatingai stresų, tokių, kur visą laiką kažkas rusena ir karts nuo karto kažkas prasproksta. Bet tokio štiliaus ir tokios sielos ramybės nėra. Ir kai kurie būna, kad meta darbus ten ir išvyksta į jogos stovyklą į Balį ir ten tampa jogos mokytais, vėl kraštutinumas. Bet kokie būtų iš to patirties tokie protokolai, galim gal net taip skaidyti, žinai, dvi tokias dalis. Vieni tokie, kur nusiraminti čia ir dabar padeda, kad dabar, žinai, gavau kokį ten e-mailą ar ten skambutį ir, žinai, sukilo viskas. Ir galbūt kitas toks sąrašiukas tokiam, ilgalaikiam periodui, žinai, ten keliam metam į priekį ir bendrai, sutvarkant savo tokią sistemą vidinę. Nu jo, čia irgi toks daugelypis klausimas, tikrai stresas iš daug kur gali atkeliauti, manau, čia galima, žinai, krapštyti ir fizinius aspektus, ta prasme, elementariai tau ten medžiagų trūkstant kažkokių, tu tiesiog neperforminsi gerai ir iš to tau kil stresas, kad ten tų darbinio atsakomybių tiek, kad tu neturi energijos tą padaryti, tai čia normalu. Kitas dalykas irgi gali būti, ir toks darbinis, kad žmogus jauties, kad, tu nerealizuoji savęs, tu darai darbą ne tą, kokį iš vis turėtum daryti ir, iš to jau koks stresas kyla. Tai, ta prasme, sakau, čia tokių biopsichosocialinių veiksnių gali labai daug būti. Kalbant apie kažkokias praktikas, tai, vėlgi čia galima daug ką pakalbėti, ne, bet sakykim, elementarus toks, kur, manau, vis daugiau žmonių atranda, bent aš matau ir pranešimų, ir pats pažįstu žmonių, kas to užsiima kvėpavimu. Elementariai, tas šiandieninis žmogus, mes net kvėpuot nebemokam. Ir ta prasme, vien sugebėt sustot ir keletą kartų ramiai įkvėpt, iškvėpt, ir ypač tą iškvėpimo fazę padaryti ilgesnę, ten kaip pavyzdys, per 4 sekundės įkvėpi, ir per 7 sekundės, kaip per šiaudelį pūsdamas orą, lėtai iškvėpinėjai. Taip. Minutę taip pasėdėk, kas tada įvyksta, ne? Kad parasimpatinė nervų sistema, kuri atsakinga už tą tokį nuslopinimą viso to bėk arba kaukis to stimulo, žodžiu, už tai atsakinga, jinai nurimsta. Tiesiog fiziologiškai, natūraliai, tu nurimsti pakvėpavęs. Kaip tą padaryti? Čia vėl tas pats įpročių formavimas. Tai ar galima padaryti taip, kad, nežinau, užsistatyti laikmatį. Aš asmeniškai turiu namie tokį tą apverčiamą laikroduką, kur kem 5 minutės. Ir jisai man apsisuka ir aš atsistoju, gal ten porą minučių ir užtemsiu, ne, bet aš atsistoju, nueinu prie lango, įsižiūriu į tolumą, fainas vaizdas, žaluma. Idealu, jei būtų kažkokia žaluma, nes jinai irgi ramina. Ir tiesiog stovėdamas prie lango, tokią minutę pakvėpuoji. Ir viskas, grįžti ir atrodo, kad tu vos ne šviežias. Visiškai. Tai, čia tas pats įpročio formavimas, sakau, ar tas pats laikrodukas, ar ten, kad ir signalas kažkoks supipsėtų, kad tu tuo metu, ten, nežinau, baigiai sakinį kažkokį ten e-mailą rašydamas ir tu iš karto atsistoji supipsėjus ir, padarai tą. Svarbu atsistoti, nesėdėti vietoj. Arba ten nueiti kitą vietą persėst, kad aš nepakeist truputėlį bent minimaliai aplinką. Tai vėlgi tokiais signalais, sakykim, pasirūpinus, galima tikrai tą streso lygį pamažinti. Tai čia trumpalaikiai. Ilgalaikiai, irgi, man atrodo, daug kas dabar jau darosi, ne, bet meditacijos, nežinau, aš pats jau daug metų darausi, vėlgi tų meditacijų daug skirtingų rūšių. Bet čia irgi kartais žmonės galvoja, kad čia kažkaip, nežinau, sudėtingai, kad čia tų minčių neturi kilt, kad čia kažkaip viskas idealiai turi būti, kas yra visiškai netiesa. Kaip man ten N metų atgal pirmąją dieną ta beždžionėlė ten smegenyse daužėsi su cimbolais, tai lygiai tas pats ir tebevyksta ir dabar. Bet tiesiog, tu supranti, kad, daužos ta beždžionėlė, bet aš nukreipiu mintis, tegu jinai ten plaukia tą upę toliau, kažkur ten varo. Ir irgi nieko kardinaliai sudėtingo, 5 minutės per dieną. Ir tas jau irgi, kiek yra daug tyrimų įrodančių, kad, gali padėti susitvarkyti. O ką konkrečiai darai per tas 5 minutės? Nes man labai patiko tavo tas kvėpavimo protokolas, ne, tiksliai sekundė į sekundę. Bet tas meditacijos, ar yra irgi kažkoksai specifinis metodas, kažkoks protokolas, ar tai yra tiesiog kvėpavimo sekimas, nes kartais man būna tiesiog, kad ramiai kvėpuoja ir tiesiog galvoja, kaip oras įeina, oras išeina, oras įeina, oras išeina. Net ir tokių.
Taip, taip, tai aš, man atrodo, ir pradžioje užsiminiau, kad nu, į viską stengiuosi kiek įmanoma paprasčiau žiūrėti, nes, tarsi, aš ir mano komunikacijai, nu, tas labai atsispindi, nu, tiesiog ant tiek viską sudėtingai bandoma padaryti, tai ir su ta pačia meditacija ten, o jetus ten, nu, visko. Tai aš kaip darau, paprastai, atsisėdu ant šiknos ir kvepuoju. Viskas, užsimerkiu būnu, ten įsijungiu apsą, nu, kur turiu ten. Ir ten koks upelis čiurlena. Ir ten, tarkim, 5 minutės praeina, nu ar ten 8 ar 10 užsistatau, ten gongas sumuša, viskas atsistoja, einu. Tai tiesiog esminė vieta, kad tuo metu susitelkiu į kvėpavimą. Būna, kad pagalvoju apie savo ateities viziją, link kur aš noriu judėti, tiesiog kokiu žmogum noriu būti. Tai va tokį leidžiu prasukti savo, bet iš esmės praktiškai viską paleidžiu. Paleidžiu, pakvėpuoju, pabūnu, nurimstu. Ir tas pats Hubermanas, kurį užsiminėjai, jis labai kalba, kad labai stipriai vizualika mumis veikia. Ta prasme, kad būtent pailsink tą vizualinę pusę, tai vien užsimerkęs pabūk, kad ir tas 5 minutės, jei 10 iš vis tobulai, tai ta prasme, toks atsigavimas geras įvyksta, kad, nu, ta prasme, tai pranoksta daugybę visokių kitokių atsipalaidavimo technikų, kur tu atsimerkęs darai. Ir gal net ir žymiai ilgiau. Tai toks irgi lekiančiam, skubančiam žmogui užsimerkus, pabūt, labai gerai. Čia iš tikrųjų atgaminam taip ne vieną tokį labai labai gerą praktinį elementą, kur atrodo kaip ir vis tiek viskas grįžta į tą paprastumą. Net ir su protarpiniu badavimu, aš atsimenu, kai tik pradėjau tuo domėtis, labai įstrigo ta mintis, kad, nu, sako, jis niekada nebus labai populiarus dėl to, kad nėra ką parduoti. Nu, nes tu tiesiog nevalgyk, ar ne, tu tiesiog, badauk, tau nereikia, aišku, atsiranda appsų, kurie ten laikmatį padeda nustatyti ir panašiai, kas praktiškai irgi būna naudinga, bet tas pats su meditacija, ar ne, kiek yra skirtingų daug būdų, kur tu gali tiesiog įsijungti ten Spotify ar YouTube, įsijungti kažkokius garsus visiškai nemokamai ir gali tuo naudotis. Ir tikrai nebūtina turėti tų super kažkokių specifinių gadgetų ar ten kažko ypatingo tokio, kas ten yra nerealu. Kita vertus, tai yra vis tiek labai įdomu. Tai yra, kad mes turim tokius bazinius dalykus, bet aš pats esu irgi atsimenu tavo postą matęs apie dienos šviesos lempą. Papasakok šiek tiek apie tos gadgetus, kur galbūt mes kalbėtume, žinai, pasirūpintais 6 svarbiausiais elementais, apie kuriuos kalbėjau, ne, ten mityba, miegas, judesys, ten santykiai ir visa kita. Bet kokie galbūt būtų tokie įdomus gadgetai arba metodai galbūt, kuriuos tu pats esi išbandęs, galbūt domiesi ir būtų tiesiog irgi klausytojams įdomu išgirsti, o kas to ilgamžiškumo, sveikatingumo temoje, kažkas irgi naujo, kažkokios inovacijos, ar ne, kur mes link einam. Šiaip jo, tu čia fainai užsiminė apie tą lempą, kur rašęs, turbūt nebūtų pačiam kilus mintis apie tai papasakot, nes sakau, toks į paprastumą, tai, nu, faktas, kadangi jau pas mane ir yra darbas su tuo ir tas tyrinėjimo laukas, tai aš pats tikrai daug išbandau dalykų, testuoju ant savęs. Tai ta lempa, jinai, nu, angliškai būtų SAD lamp. Dabar tiksliai ten neiššifruosiu to akronimo, bet iš esmės, ką jinai daro, tai jinai padeda susireguliuoti cirkadinius ritmus. Cirkadiniai ritmai iš esmės, kaip juos bendraja prasme susireguliuotai turėti kuo vienodesnį režimą dienoje. Vadinasi, labai aišku, kada keliamės, kada einam miegoti, kokiu metu yra pusryčiai, ten, kada pietus, kada vakarienė, kada galbūt yra treniruotė. Kuo tai bus vienodžiau, tuo mūsų hormoniniai sistemai bus paprasčiau. Tai va čia taip iš toliau, ne, nuėjus. Dabar ta SAD lamp, tai jinai, šiaip Lietuvoje aš net nelabai gal matęs, kad kažkas ten prekiautų. Manau, kad čia dar pareisiu tie dalykai, nes aš iš Amerikos siunčiausi. Ir, nu, ten irgi, sakykime, ta centrinė Amerikos dalis, nu, tai yra tikrai tų vietų, kur pakankamai panašus klimatas yra kaip ir pas mumis. Nu, kur irgi, sakykime, tos žiemos būna nemažai. Ir viskas yra fainai, nu dabar mes vasarą kalbam, ne, kad pakankamai anksti ta saulė pateka ir tu išėjęs, nu, ryte atsikėlęs, gali išeiti į kiemą arba, nu, nežinau, ten daugiabutis, ne, balkone kokiam ir tu gali gauti to saulės šviesos į akis. Tai iš esmės, kuo arčiau atsikėlimo momento saulės šviesa papuls į akis, tuo tai labiau padės susireguliuoti cirkadinius ritmus ir to pasekoje net ir eit miegot bus žymiai paprasčiau vakare. Ta prasme, kad išsiskirs ten tas pats melatoninas žymiai geriau, nu, kuris padės mums įeiti į geresnį, gilesnį miegą.
Tai toks, vat, atrodo labai įdomus dalykas. Vat, tik ryte atsikėliau, gavau šviesos į akis ir opa. Tai ta SED lamp, jinai ir padaro, vat, gal ne iki galo taip imituoja saulę, bet daro, veikimo principas yra panašus. Tai yra tikrai ryški lempa, tai aš ryte ką ir padarau atsikėlęs, tai pirmas dalykas, nueinu į kambarį, kur jinai stovi, ją įsijungiu ir nereikia ją tiesiai žiūrėti. Kaip mes tiesiai ir į saulę nežiūrim, ta prasme, tai vis tiek bus kažkur šalia. Tai aš tiesiog elementariai turiu ten tokį kaip ir žurnalą, ką aš ten užsirašau mintis, gal trumpai paskaitysiu ar kažkokį straipsnį, ar ten knygos ten gabaliuką. Ir tiesiog tai pabūsiu 20-30 minučių prie tos lempos pasispirginsiu, ten išgersiu vandens, taip nusiraminsiu ir tada jau pirmyn daryti kažkokius darbus. Tai vadinasi, žymiai geriau padės atsibust ir susitvarkyti savo ritmus. O kokio ryškumo ta lempa, jeigu taip galėtume kalbėti, ar čia tokia vidurdienė saulės zenitė lempa, ar čia tokia grinai kylančios per debesis, irgi pagaut žiūrovam šiek tiek? Jo, čia turėtų būti bent 10 000 liuksų šviesa. Ir čia irgi, aš taip užsiminiau ir galimai, kažkokie žmonės ieškos ten galbūt įsigyt, tai, nepasimaukit ant belekokių ten kinietiškų nesąmonių. Nes, ta prasme, ten irgi gali visko prirašyti, o ten, sakykime, net elementarus appsas telefonai, jisai gali matuot, kiek yra tų liuksų. Ir, ten matysit kažkokią nesąmonę, ten tos lempos irgi balažino bus kokios. Aš pats kai pirkau, tai, dariausi tyrimą ir svarbu, kad tos lempos būtų pagristos klinikiniais tyrimais. Tai va ta buvo ir tenais aš kai telefoną prie pat jos prikišu, tai ten gerokai daugiau tų liuksų rodo, bet ten per atstumą, dabar galvoju, 30-40 cm, tada turi būti tas 10 000. Jo, ir tada iš esmės, yra, tai bent jau mokslas sako, kad pakankamai panašus tas veikimas kaip ir saulės. Kelis dalykus labai įdomius paminėjai, atsakinėdamas, kuriuos norėčiau pratęsti irgi tokiais follow-upais. Pirmas iš jų yra, sakai, kad rašai žurnalą. Ar mes čia kalbam apie tą journaling tokią praktiką, refleksijai, mąstymui, ir panašiai? Taip, yra du dalykai iš tikrųjų, ką toks, kuriuos pirmus padarau ryte. Tai vienas yra Daily Dad, yra tokia kaip ir knygutė, kur yra kažkokia mintis apie tėvystę, kuri būtų susijusi su stoicizmu, kas yra mano, nežinau, kaip kažkas turi kompę Windowsus, kažkas turi Macą, tai stoicizmas yra mano Windowsai, vidinė tokia būsena. Ir jo, tai aš tą perskaitau mintį, ten kažką pasižymiu, apmastau ir tada, kas liečia tą journaling, tai aš rašau 5-year journal. Vadinasi, kad aš matau, kas vyko, šiuo metu yra 3 metai, kur nepraleidau nė dienos ir aš žinau, ką aš veikiau prieš metus, ką veikiau prieš 2 metus. Ir labai įdomu tiesiog pamatyti, ir kas vyko, ir suprast tą savo progresą ir kaip viskas pasikeitė. Tai aš ten būna elementariai įsirašau dienos įvykius. Tarkim, mane ryte aš įsirašau, kas buvo vakar. Ir dažnai pasižymiu ir kažkokią fainą mintį, ką aš gal išmokau, patobulėjau, kas buvo prasminga, gal kažkokią knygą baigiau skaityti, kažkokią iš tos knygos gal mintį. Tai tokį truputėlį renku, lobinėlį ir labai faina, tiesiog rimtai matyti tą augimą. Aš pats irgi vedu įvairiausius turiu tas journaling praktikas, jos nėra reguliarios, nėra pagal kažkokius, aš tiesiog ant, popieriaus lapo rašau tada, kada norisi. Ir man asmeniškai labai padėjo pamatyti tam tikrus kartais pasikartojančius ciklus mąstymo, kur aš atsiverčiu žurnalą ten prieš 2 metus rašytą, pavyzdžiui, ir aš, tarkim, prisimenu, kad dabar aš, tarkim, susiduriu su kažkokiu iššūkiu, kuris savo tokiu principu yra panašus, ką aš sprendžiu ten prieš kokius 3 metus. Ir aš tai bandau atsiversti ir žiūrėti, ką 3 metais jaunesnis Tomas galvojo, kaip jisai approachino ten kažkokią problemą, ir aš galiu labai greitai tada užgaudyti, kad palauk, aš tą pačiam mąstymo ciklę mąstau lygiai taip pat kaip prieš 3 metus apie kai kuriuos topikus, kai kada matosi, kad mano mąstymas visiškai kažkoks kitoks, tas approachas yra visiškai kitoks. Ir tas mąstymo bendrai, tas operacinės sistemos pavyzdys labai artimas, ir aš manau, kad stoicizmas gerokai rečiau lūžta negu Windowsai ir update reikalauja. Praplėsk šiek tiek apie stoicizmą, kaip jis atėjo į tavo gyvenimą ir ką tu ten randi tokio, ką gali taip tikrai nudrąsiai sakyti, kad taip mano protas rana.
Šiaip čia, jo, irgi džiaugiuosi, kad šita tema išlindo, nes čia labai gerai įsipaišo visą tą stresų valdymą, į tą vidinės ramybės, į tą tokį, labai daug ten yra gerų pamokų ir kai pagalvoju, toms pamokoms yra virš 2000 metų. Ir, ta prasme, tai nemirė. Tai va čia ta analogija, kad Windows'ai lūžtas stoicizmas, net, tai superinė, tikrai. Tai labai tas daug yra man davę. Tu prasme, ten skaitimas Marko Aurelijaus, Epikteto, Senekos, nu čia tokie 3 pagrindiniai, kaip ir išlikę tų raštai. Yra fragmentų, aišku, visokių ten tų autorių buvę. Tačiau laikinis toksai Ryan Holiday, kuris daug apie tai rašo. Ir irgi kelias knygas skaitęs. Tai iš esmės man labai padeda keli stoicizmo principai. Vienas iš jų, čia toks fun fact, va dabar, mes kalbam, aš tau parodysiu, ne? Aš visur su savim nešiojos tokią monetą. Čia ant jos užrašyta, vat, klausytojams, premeditatio malorum. Išvertus, kas būtų negatyvi vizualizacija. Nes, man atrodo, mes labai, vat, ypač irgi korporatyvai mėgsta užsihypinti ant to vat, vizualizavimo pozityvaus, teigiamo, gero, ten į ateitį pagalvoti apie fainus dalykus. Kas, manau, yra labai gerai ir tas tikrai irgi kažkokio gal švarumo ir fainumo protą įneša, bet lygiai taip pat būtų gerai pagalvoti ir apie blogus dalykus. Žinai, kas gali nutikti, nu, vat, ne taip, kaip planuoju ar prognozuoju. Ir kai tu esi apmąstęs visokiausius dalykus, kaip tau ten kur nors važiuojant, nežinau, mašina gali sugest, ten prasprokt padangą ar panašiai, ir jeigu nedaug dėtas iš tikrųjų nutinka, tada emocija būna tokia, nu aš jau kaip ir mentaliai buvau tam pasiruošęs ir jokių problemų. Ir visiškai nenueini į tą tokį gilesnį stresą, kuris, manau, didžiąją dalį žmonių ir ištiktų. Tai va, kažkaip aš jaučiu, kad tas stoicizmas, nu, žiauriai padeda dylint su gyvenimo iššūkiais visokiais. Ir čia yra tik vienas iš principų, ką aš naudoju. Nežinau, kiek man plėstis, nes aš čia, tarpsime, jaučiu, galėčiau čia N valandų apie tai kalbėti, man, tarpsime, taip miela yra tas stoicizmas. Aš galvoju, kad čia, plemba, žiūrint į mūsų laiką, galvoju, kad reikėtų antro epizodo dedikuoto stoicizmui. Galim. Nes šiaip tai tikrai labai yra įdomi tema ir daug dalykų rezonuoja, tiek pat ir tas Ryan Holiday, iš tikrųjų aš apie stoicizmą kaip praktiškai bet kokią kitą tokią minties mokyklą esu girdėjęs, esu tokius pagrindinius principus girdėjęs, bet būtent dėl Ryan Holiday kažkurio tai YouTube video irgi per tą tėvystės prizmę man irgi taip klikino jisai, kad aš taip nuo to laiko fanas esu. Ir ypatingai irgi apie tos blogus dalykus. Mano vienas iš buvusių mentorių, irgi kalbant apie tokį dėkingumą, ten tokius tikslų siekimus, ypatingai tam tokiam ambicijos siekimo kontekste, nes mes su juo ir dirbam būtent dėl tokio high performance, ten tikslų pasiekimo, rezultatų ir panašiai. Jis sako, žinai, Tomai, appreciate bad things that don't happen. Sako, tie blogi dalykai, kurie taip ir neįvyko. Kur atrodo tiek daug galėjo įvykti blogų dalykų jau gyvenime ir mes dažnai galvojam apie tai, ko trūksta, ne, kiek gerų dalykų neįvyko, bet sako, tu pagalvok apie tiek blogų dalykų neįvyko gyvenime ir tu gali tą patį pagalvoti, atvažiavai paimti vaiko iš darželio, vaikas sveikas, laimingas, išsišėpęs, kiek iki tol vien ten, nežinau, pusvalandžio kelionė, kiek galėjo daug dalykų įvykti, kurie neįvyko ir tas iš tikrųjų kartais taip yra toks counterintuitive, toks atrodo, kaip taip gali būti, kad galvodamas apie neigiamą dalyką, tu gauni to gyvenimo, sakykim, pozityvumo. Bet kalbant ir apie tą patį, dar šiek tiek truputėlį apie tą stoicizmą, kaip jisai tau padeda išgyventi turbulencijas. Ir kalbant apie tą patį stresą, bet kadangi kalbam apie filosofiją, tai žinoma, kalbam ne apie tą momentinį, žinai, bet kalbant apie tą tokį gyvenimo, ne, kur vyksta kažkokie pokyčiai, apie kuriuos galbūt nepatinka ar nenorėtum, kad jie vyktų, pavyzdžiui, ne, kaip tau tai padeda? Manau, čia pasakysiu tokį ir atsakysi klausimą ir žmonėms iš karto tokią potenciali praktiką, ką gali padaryti. Tai kažkaip aš jau daug metų užsikabinęs rytais vienokius ar kitokius dalykus savo pakartot, bet jo, čia pakalbėjom apie tas lempas, apie kad aš ten rašausi, bet šito ir nepasakiau, kas būna, kai aš įjungiu lempą. Arba, sakykime, kai dar buvo galimybė į kiemą išeiti ir kai anksčiau saulė dar kilo. Dabar jau nebepakyla tiek virš medžių, kad, žodžiu, vėl išmainiau į lempą atgal. Bet ką aš padarau, tai sudedu rankas prie krūtinės ir pasakau savo tokią mantrą, kuri dalinai yra Senekos mintis, bet jau ir mano, sakykime, praplėsta truputėlį. Gal nebeteks pabusti, gal nebeteks miegoti.
Ir tas toks, gal nebeteks pabusti, kad įvertink, kad ir koks tas tavo nakties miegas buvo. Nu, pas mane namie 2 maži vaikai, tai visaip gali nutikti. Dabar jau geriau, bet būna pasitaiko. Kad vertinti, kad aš iš vis turėjau galimybę ilsėtis. Kad galų galę tie patys vaikai sveiki šalia. Ir gal nebeteks miegoti, kad iš esmės, aš vat irgi čia pas tave dabar atvažiavau pasikalbėt, bet aš iš esmės nežinau, ar aš grįšiu. Kad ir kaip tai pesimistiškai ir blogai ar skambėtų, bet aš nežinau, kas manęs už posūkio laukia. Ir tas toks vėlgi įvertint, kad aš žmogus turiu rankas, kojas, galvą ant pečių, šeimą mylimą, namas nesugriuvęs. Tarsi, aš sveikas, turiu tėvus, turiu draugų, aš dirbu mylimą darbą. Ir va tokį prasuku, irgi minutę maždaug rytais ir tas tokį dėkingumą užkuria. Nežinau, ta prasme, man čia atrodo nereali praktika, kur tie stresai tikrai, jie taip nebemuša, nekerta per kojas. Kai aš savo kiekvieną dieną tai kartoju ir primenu savo, už ką aš esu dėkingas. Tai manau, šitos filosofijos iš ties padeda labai sudėstyti gyvenimą į tam tikrą mastelį. Ir tas mastelis, kaip ir mes per šį pokalbį, taip prieinam arčiau, šiek tiek atitolstam, dabar vėl taip norisi sugrįžti šiek tiek į tokią kasdienybę ir į tavo kasdienybę ne tik iš to tokio long terminio, bet ir iš to, ką tu veiki su savo klientais ir su žmonėmis, kuriems tu padedi. Tai būtų labai įdomu išgirsti, kaip ta tokia gyvensena, ilgamžiškumas, kaip jisai randa tavo paslaugose, tavo veikloje, kaip jis randa tą tokį puikų balansą ir visko miksą. Jo, čia, žinai, irgi tik daug būtų galima kalbėti, nes sakau, tai taip myliu, tai ką darau. Sveikatos coachingas, jeigu taip bendraja prasme, tai yra toksai visiškai dar nepažinus turbūt Lietuvoje dalykas. Taip, jeigu žiūrėt tą akreditaciją, kurią turiu, tai tik 2 Lietuvoje turim, tai turbūt žmonės dažnu atveju gali net neįsivaizduoti, apie ką visa tai yra. Tai, aš, pavyzdžiui, labai daug edukuojos, mokaus, seminarai ten, studijos, žodžiu, viskas pastoviai pajungta. Ir žmogus galvoja, kad čia susitikus, aš čia gal aiškinsiu jam, ką valgyti, kaip gyventi, kaip čia yra geriausiai. Ne, aš daugiau tik edukuoju, apie tai paskaitas vedu ir ten, ta prasme, jeigu jau konkrečiai toks formatas vyksta. Bet sveikatos coachingo metu daugiau yra noras dirbti su žmogaus vidiniais resursais. Nes didžioji dalis mes žinom teoriškai daugiau mažiau, ką reikia daryti. Tos dalykus, ką šiandien pakalbėjau, tai čia irgi turbūt daugiau mažiau žmonės sutiks, kad tą reikia daryti. Klausimas, ar darys ir kaip save įgalint daryti. Čia yra sudėtingoji vieta ir čia būtent vyksta tas darbas su vidiniais resursais, kad atrast, kaip žmogui įsigalint per įpročius, dirbam su psichologiniais modeliais įvairiais, per klausimus, per to žmogaus atliepimą. Ir čia tas įdomus dalykas su coachingu susijęs, kad žmogus, pats kai prieina atsakymų, tai žymiai didesnė tikimybė, kad jis iš tikrųjų veiks, negu jam, kad ir guru kažkoks paaiškins, ką čia ir kaip daryti. Tai aš per tą prizmę ir stengiuosi eiti su žmonėm. Natūralu, kad kartais būna žinių stoka kažkur. Tai viskas aš galiu papildyti, atsiklausęs, ar tas žmogui svarbu būtų. Bet, sakau, viskas vyksta taip ir man atrodo, kur dažnai, sakykime, jeigu paimsim ten tą klasikinį coachą, man atrodo, kur prasileidžia specialistai, kad jie labai staigiai šoka į tą veiksmą, kur, apie kokį tikslą mes čia dabar kalbėsim. Ir kai tikslas jisai nėra paremtas tuo tokiu gilesniu, kodėl man tai svarbu jausmu, man atrodo, mes galim po to gal ir gerais įpročiais aplipdę, ten kokius 2 mėnesius ten veikti, daryti dalykus ir kažkaip po tų 2 mėnesių supranti, kad, blemba, gal man tai net nesvarbu. Dėl to aš visą laiką su savo klientais stengiuosi pereiti per tokius pamatinius dalykus, išsiaiškinti ir pasikalbėti apie žmogaus vertybės, apie žmogaus viziją, kokiu žmogum apskritai tas žmogus nori būti. Išsiaiškinti to žmogaus stiprybės, nes vėlgi visiškai tikiu tom, kad jeigu mes darysim tos labai daug laiko užims gyvenime dalykai, kur mes esam pakankamai silpni juose, kad ten reikia viską susitvarkyti, mes nugyvensim tokį drungną gyvenimą.
Ir priešingai, jeigu mes susitelktume į ten, kur mes esame labai stiprūs, pajėgus, prasme, man atrodo, mes ten galim rodyti išskirtinius rezultatus. Tai vėlgi, to paties tikslo siekime, aišku žinojimas ir atsakymas savo, kokios yra mano stiprybės, tai gali visiškai kitaip leisti pasižiūrėti į tą problemą ir tom stiprybėm pasiremti siekiant savo tikslų, kurie daugelį atvejų ir iš savo klientų matau, kad jie tvaresni gaunasi. Prasme, žmogus iš tikrųjų padaro pokytį. Taip, reikia laiko, čia nėra to quick fix sprendimo. Bet keletas mėnesių tokių drauge ir dalykai vyksta ir pokytis pagaliau pasidaro. Priešingai nei savo tiesiog kartojam metai iš metų, kad kažką reiktų daryti. Tai daugiau mažiau tas darbas, sakyčiau, taip vyksta. Ne, čia tikriausiai tikrai problema pastaruoju metu nebėra informacijos trūkumas dažnai. Mes kiekvienas galim, net teisingai apie tai, ką mes ir šiandien kalbėjom, apie tą patį badavimą, apie skirtingas mitybos tas strategijas, judėjimą, saulės šviesą, cirkadinius ritmus, miegą ar kofeiną, tikrai galima rasti labai daugybę straipsnių, bet tu tuo pačiu metu gali skaityti straipsnį apie kofeiną, gerdamas 5 puodelį kavos ir tą darydamas jau ten 15 metų ir tas sunkiai keičiasi. Tu užsiminė apie stiprybės ir kad mes vis tiek kaip žmonės turėtume susitelkti į savo stiprybės ir tam, kad ir klausytojai pajaustų tavo stiprybės. Kaip tu, kaip toks, aš sakyčiau, čia iš toks pokyčio treneris, kaip tu matytum tokias savo stiprybės, kur tu sakai, čia yra mano arkliukas. Jo, tai kadangi su tuo dirbu pats savo, tikrai labai aiškiai esu jas atsakęs, tai aš galiu kaip ir papasakot. Bet gal dar įvedant norėčiau tokį dalyką pasakyti, kad žmonėms būtų truputėlį aiškiau. Nežinau, koks jausmas bus klausant visų šitų dalykų. Kartais, aš girdžiu tokį, kad čia apsiskaitęs, čia žodžių daug žinai ir panašiai. Bet gal dėl to, kad ir susitelkiau į savo stiprius dalykus, nes gyvenime turėjau visiškai tokių į kitą pusę nuėjimų. Kaip pavyzdys. Atsimenant mokyklos laikus, tai nebuvo gal, kad aš ten netalentingas, negabus ar panašiai, bet man visiškai neįdomu buvo tikslieji mokslai. Prasme, matematika, fizika, nors užmušk, mes neįdomu, absoliučiai. Aš iš matematikoje esu ėjęs pataisų vasarą, nes vidurkis buvo 2,5. Tiek man buvo dzin. Ir man buvo dzin, bet mano tėvams nebuvo. Ir jie tame, matyti kažkokią problemą, kad čia reikia sutvarkyti. Jie turbūt gal remdamiesi savo vertybėm ir stiprybėm taip nusprendė, kad reikia eiti man papildomai pas korepetitorę tos matematikos. Ir, ir sėdėdavau aš ten vargais negalais, kažką ten pagaudavau, aš išsitaisydavau ten tą pažymį į 6-7, aš eidavau, ten tais laikais mokėdavo tėvai 15 litų, tėvai šiaip sunkiai, tikrai finansiškai sukosi. Ir tas 15 litų jiems skaudėdavo, bet jiems buvo svarbu tai. Man nebuvo. Ir aš toks keliu klausimą, ar tikrai gyvenime, ar tikrai pasauliui reikia dar vieno 7-tukininko? O gal geriau, jeigu aš būčiau nežinau, papildomai tai, kas man visai patiko, biologija, istorija, geografija, tai gal aš iš vis nežinau, kokius dabar rezultatus turėčiau. Tai čia manau, kad labai svarbu tą atsakyti. Ir aš savo labai aiškiai, taip ilgainiui ir atsakiau, kokios yra tos mano stiprybės. Tai taip, nežinau, nuo kurios pusės pradėt, bet pagrindinė yra mokymasis, taip pavadinkim. Aš ir labai greitai galiu sugerti informaciją, didelis kiekis jos pakelti ir, man atrodo, būtų nesąmonė to nepasidalinti. Ir tas mokymas, tas noras mokyti. Ir aš tą tikrai jaučiu, kad gerai padarau. Tas eina giliai iš vidaus. Toks iš prigimties žinau, kad esu mokytojas ir tas nesikeitė per gyvenimą. Vertybės daugiau mažiau keičia, stiprybės daugiau mažiau išlieka panašios, esu tą pastebėjęs. Antroji yra drąsa. Ir čia tas toks ir pastovėti ir už savo nuomonę ir atlaikyti dalykus ir man atrodo, nežinau, aš tiesiog galvoju, kad pasaulis būtų geresnė vieta, jei daugelis žmonių sugebėtų atstovėti savo. Trečia yra nuoseklumas. Irgi tokia supergalia, kur aš žinau, ir čia man atrodo į tą pačią įpročių ir sveikatos temą super gerai įsipaišo, kur man nereikia ten super greitų gerų rezultatų čia ir dabar.
aš žinau, kad duok man pakankamai ilgą laiko tarpą ir aš tikrai ir gyvensiu geriau nei daugelis žmonių, ir sveikiau gyvensiu, ir santykiai geresni bus, nes tiesiog kažkokius mažus dalykus darysiu kasdien metai iš metų. Nu tai va, tai čia tas kažkaip vis matosi pas mane gyvenime. Kitos yra kūrybiškumas, kas, sakyčiau, labai padeda, išreiškiant mintis, ten tos postus. Fainai buvo, kad tu taip kaip ir tokį komplimentą užmetei pradžioj, kad ten labai apgalvota ir panašiai. Bet aš matyt tiek edukuojos, kad aš tos postus parašau, žinok, per 20-30 minučių. Ta prasme, nes, ir turbūt ta kūrybiškumo stiprybė, irgi, turi čia savo rolę. Ir paskutinį yra žaismingumas tam 5. Tai kur tikrai galvoju, kad gyvenime, mes labai dažnai per rimtai į jį žiūrim. Ir aš galvoju, kad tikrai to rimtumo gyvenime užtenka, kad irgi sugebėt numest kažkada darbus, nubėgt su vaiku pažaist. Tokias akimirkas tai prarasi, darbo tai ne. Tai nežinau, man atrodo, karts nuo karto įsijungus tą tokį linksmumą, smagumą, žaismingumą, gyvent yra tiesiog mieliau. Tai kažkaip labai tuo tikiu ir savo kasdieną primenu tuos dalykus. Net irgi ant darbo stalo užsirašę savo pagrindinės vertybės, stiprybės. Kasdieną savo primenu, kaip gyvent geriausiai. Manau, kad čia labai taip gražiai ir apibendrinam mūsų šiandienos pokalbį su tuo pajautimu ir tiek savo stiprybių ir kartu supratimu, kad net jeigu yra kažkoks sveikatingumo įprotis, kurį yra pačiam vienam sunku vystyti, yra žmonės, į kuriuos galima kreiptis ir mažiausiai, ką jums padarys, tai gali sutaupyti metus savarankiško darbo ir tiesiog galit ne to žodžio prasme įsigyti daugiau laiko, neskaitydami patys 100 knygų ir nesimokydami, bet tiesiog ateidami pas žmogų, kuris jau yra tą padaręs ir gali tą tokią distiliuotą, tinkamą informaciją jums suteikti. Tai būtent to galiu palinkėti ir Laimonui, vystant toliau savo veiklą ir visiems, kuriems yra įdomu pasekti jį ir susipažinti daugiau su tuo, kas iš tikrųjų, manau, lietuviškai vis dar yra nepakankamai populiaru ir turėtų populiarėti ir daugėti. Tai yra tikslinga informacija, lengvai suprantama informacija, be jokio papildomo mokslinio sudėtingumo, kuris kartais atbaido žmonės, ir tikrai informacija iš žmogaus, kuris nuoširdžiai stengiasi padėti. Tai ačiū labai Laimonui už pokalbį ir ačiū už tai, ką darai. Ačiū Tomai labai.